Sveiki, aš esu Giedrė Janušienė, beveik dietistė. Tikriausiai daug kas žiūrės šito video įrašą, kai jau būsiu dietistė, nes esu trečio kurso dietetikos studentė ir jau beveik diplomas rankose liko tik baigiamąjį darbą parašyti. Tai va, šiandien pakomentuosiu 11 riebalinių rūgščių tyrimą. E, Iš tikrųjų, tikslas šito seminaro yra vieną tyrimą pakomentuoti labai išsamei. Tiek išvestinius rodiklius, tiek 11 riebalinių rūgščių, o vėliau šiek tiek parodysiu tiesiog, kokia plati įvairovė yra tyrimų ir kaip tai yra susiję su asmeninė to žmogaus sveikatos būklė. Aišku, neminint jokių duomenų. Tai tyrimų galiu dalintis taip, todėl kad jis yra anoniminis. Ir čia nesimato jokių asmens duomenų, nei vardo, nei pavardės, nei sveikatos būklės, nei ar jis papildus vartoja ar nevartoja, nieko šito mes nematom. Taigi, kas yra tyriama iš vis šito tyrimo metu, tai mes tyriame ląstelės apvalkalėlį, tai yra ta ląstelės membranos fosfolipidinį dvisluoksnį. Ir ten yra įsistačiusios tos visos riebalinės rūgštys. Ir omega 3, ir omega 6, ir sotieji riebalai, ir omega 9. Tai aš, kai komentuoju tyrimą, iš tikrųjų visada pradedu nuo antro galo ir keliauju prie 11 riebalinių rūgščių, o paskui jau pereisime prie išvestinių rodiklių. Taigi, kaip šitą tyrimą reikia skaityti? Pirmiausia, mes matom, kad yra sotieji riebalai ir yra rūgšties pavadinimas, tarkim, palmitino rūgštis ir sterino rūgštis. Tada tikslinis diapazonas. Tai įprastai įprasta yra sakyti normų rėžiai. Kaip poliklinikoje, kad gaunam tyrimus, tai sakom normų rėžiai nuo tiek iki tiek. Tada yra to žmogaus rodiklis ir nuokrypis. Tai mes žiūrim būtent į nuokrypį ir kai tas nuokrypis yra į vieną arba į kitą pusę, tai turiu omeny į minusą arba į pliusą daugiau negu 10%, tai tada jau atkreipiam dėmesį ir žiūrim, ką galim koreguoti mitybai ir ką galim koreguoti iš papildų pusės. Dabar, ką daro sotieji riebalai, tai mano minėtai ląstelės membranai. Tai iš tikrųjų jie yra reikalingi, todėl kad jeigu jų nebūtų, tai mūsų ta ląstelės membrana būtų tokia kiaura. Jie suteikia tiesiog standumą ir formą. Bet kada jų yra per daug, tai ta ląstelės membrana jinai kietėja, standėja ir jos pralaidumas mažėja, apie tai dar šiek tiek vėliau papasakosiu. Tai šiuo atveju matom, kad yra sterino rūgšties jau toks gerokas perteklius, beveik 26%. Tai sterino rūgšties padidėjimas dažniausiai būna dėl perteklinio pieno produktų vartojimo. Tačiau neretai būna, kad žmogus sako, kad pieno produktų nevartoja, tai tada dažnai būna taip pat dėl baltos mėsos, jeigu paukštienos daug vartoja, arba jeigu daug vartoja konditerinių gaminių iš prekybos centrų, kur yra daug palmių aliejaus. Tai tokios kaip ir pagrindinės priežastys. Palmitino rūgštis daugiau siejama su mėsos vartojimu, bet tiek palmitino, tiek sterino rūgštis, kadangi tai yra sotieji gyvūninės kilmės riebalai, tai čia kalba eina apie mėsą, apie pieno produktus, šiek tiek apie kiaušinius irgi taip pat. Ir visada galime pasižiūrėti, štai čia paspaudus tą violetinį tokį pliusiuką, kokiuose maisto produktuose tos rūgšties yra daugiausia. Toliau keliaujam prie omega 9, vėlgi matom pavadinimas, rodiklis ir nuokrypis. Tai šiuo atveju yra minus 13,5. Apie omega 9 kalbant, omega 9 mūsų organizme veikia kaip labai stiprus antioksidantas. Tai reiškia, kad ir uždegimus mažina, ir kovoja su laisvaisiais radikalais, kurie yra siejami tiek su visų lėtinių uždegiminių būklių, tiek su onkologinių ligų rizika. Tai žodžiu, omega 9 atstatyti labai verta ir rekomenduojama. Kol kas man dar neteko rasti mokslinių šaltinių, kurie teiktų, kad omega 9 perteklius gali daryti kažkokią tai žalą organizmui, tačiau apie trūkumą yra tikrai informacijos daug. Ir trūkumą atstatyti verta, net jeigu jis yra visiškai nežymus. Tarkim, jeigu yra minus 2%, aš vis tiek rekomenduoju į mitybą įtraukti daugiau alyvuogių aliejaus ir avokadų. Kalbant apie alyvuogių aliejų, čia iš dalies gali ir tam tikri papildai kompensuoti šitą trūkumą, tačiau neretai žmonės yra linkę aliejų pradėti vartoti tiesiog šaukštais, tarkim, ryte atsikelia ir išgeria šaukštą aliejaus. Tai aš vis tik nerekomenduočiau šitaip daryti, nes
Kitaip tą aliejų vartojant mes galim vienu šūviu du zuikius nušauti. Tai yra, jeigu, tarkim, mes alyvuogių aliejų pasirenkame vartoti su maistu, su, tarkim, kad ir su tom pačiom daržovėm, tai mes ir omega 9 gaunam, ir dar iš maisto, kurį valgome su omega 9, kur kas geriau pasisavina maistinės medžiagas. Tai tiesiog toks kaip ir dviguba nauda. Ir kitas dalykas, jeigu, tarkim, tulžies pūslėje galbūt yra akmenėlio ar ten smėlio ar panašiai, tai aliejaus apskritai tuščiu skrandžiu gerti nerekomenduojama. Na taip pat, tai šitą rodiklį atsistatyti yra tikrai verta. Dabar pereinant prie omega 6, tai čia vėlgi turime 4 rūgštis. Omega 6 mūsų organizme uždegimus kelia. Dabar su omega 6 yra taip pat toks įdomus niuansas, kad jos gaminasi viena iš kitos. Tai sudėtingų biocheminių procesų gal nesinori aiškinti, tačiau esmė tokia, kad iš linolo rūgšties veikiant tam tikriems fermentams gali pasigaminti GLR rūgštis, iš jos šita rūgštis, o iš jos šita rūgštis. Arachidonų rūgštį beje gali ir mūsų pats organizmas gaminti, kada yra uždegiminės būklės. Ir dar arachidonų rūgšties mes ir su maistu galim gauti. Na tai pradedant nuo pradžių, linolo rūgšties. Šiuo atveju yra trūkumas, tai nieko daryti nereikia. Tačiau jeigu būtų perteklius dažniausiai būna dėl perteklinio rafinuotų aliejų vartojimo, būna perteklius, kada žmogus dažnai maitinasi greito maisto restoranuose, kada vartoja ten rapsų, kukurūzų, saulėgrąžų rafinuotus aliejus, tai dažniausiai dėl to. Arba jeigu valgo labai didelius kiekius riešutų ir sėklų, tai irgi būna čia padidėjimas. Dabar šita rūgštis, jinai, nors tai yra omega 6, ir mes visada sakome, kad omega 6 reikia mažinti, nes jų kelia organizme uždegimą. Tačiau, kai yra šitos rūgšties trūkumas, jį atstatyti yra verta. Todėl, kad GLR rūgštis, jinai svarbi tiek moteriškiams hormonams, tai tikrai tiek ten menstruacijų ciklus, jeigu būna sutrikęs, neretai būna šitos rūgšties nuokrypis. Tai dėl to taip pat siejama su tokiamis lygomis kaip artritas. Jeigu žmogus, tarkim, turi artritą, tai irgi verta atkreipti dėmesį, ar nėra šitos rūgšties trūkumo. Taip pat jinai svarbi yra ir imunitetui, ir smegenų veiklai. Na, tai žodžiu, nors ir omega 6, tačiau čia jau geriau turėkime 0 negu trūkumą. Jeigu yra perteklius, jis koreguojasi atstačius omega 3 rodiklius. Nes turime turėti minty, kad omega 6 ir omega 3 tarpusavyje balansuojasi. Tai reiškia, jeigu mes turime perteklių kažkur omega 6 ir trūkumą omega 3, tai jeigu mes omega 3 atstatom, omega 6 mažėja. Tačiau mes galim padėti organizmui tai padaryti lengviau. Dabar dihomogama-linoleno rūgštis, ji dažniausiai būna padidėjusi tais atvejais, kai yra cholesterolis aukštas arba kai yra jau kepenų suriebėjimas. Tai tarkim, čia yra jau plus 35%, na tai sakyčiau, kad jau tikrai verta ir cholesterolį pasitikrinti ir galbūt pasidaryti vidaus organų echoskopiją, kuri gali parodyti, ar tas kepenų suriebėjimas yra ar ne. Ir arachidono rūgštis. Tai yra pagrindinė omega 6 rūgštis, kuri mūsų organizme sukelia uždegimus ir parodo tą lėtinį uždegimą. Kalbant apie mitybą, arachidonų rūgšties pagrindiniai šaltiniai maiste yra raudona mėsa, tai yra jautiena, kiauliena ir ėriena ir taip pat kiaušiniai. Tai didžiausia koncentracija arachidonų rūgšties yra kiaušinio tryny, tačiau yra ir baltyme. Taip, toliau, taip, tai dar apie arachidonų rūgštį, ar ne? Kartais, jeigu padidėjimas būna labai didelis, aš visada paklausiu žmogaus, ar jis neseniai nesirgo. Ir nesvarbu kuo, ar tai virusinė kažkokia, ar bakterinė infekcija, arba galbūt neseniai buvo daryta operacija, na, žodžiu, ar nebuvo kažkokių tai tokių ūmių uždegiminių būklių, nes vėliau dar apie arachidonų rūgštį užsiminsiu prie išvestinių rodiklių, nes arachidonų rūgštis yra susijusi su tuo ūmiu uždegimu, ne tik su lėtiniu. Na ir pereinam pagaliau prie omega 3. Dvi pagrindinės omega 3 rūgštys yra EPR ir DHR. EPA
čia rašoma yra todėl, kad anglų kalba yra acid rūgštis, tai aš sakau EPR, nu, lietuviškai, tai čia yra lygiai tas pats. Tai EPR rūgštis, sakyčiau, yra pati pagrindinė, todėl kad jos daugiausia randama yra kraujagyslių sienelėse. Tai omega EPR, būtent rūgšties trūkumas, yra siejamas su kraujagyslių uždegimu, tai ten arteriitai, vaskulitai ir panašiai. Ir kraujagyslės, tai reikia turėti minty, kad čia nekalbu apie aortą, tarkim, ar ne, kuri yra ten ir taip jau labai didelis jos yra spindis. Bet lygiai taip pat patys smulkiausi kapiliarai, kurie yra apraizgę kiekvieną mūsų audinį, kiekvieną organą, maitina tiesiog mus. Na, tai kai trūksta, tai vadinasi, elastingumas mažėja, tos kraujagyslės spindis mažėja ir jinai yra uždegiminė, ta kraujagyslė. Ir dar prie jos yra daug smagiau mažo tankio lipoproteinams, tai yra tam vadinamam blogam cholesteroliui prilipti, formuojasi aterosklerotinės plokštelės, dar labiau mažėja tas kraujagyslės spindis. Nu ir tokiu būdu mes turime didėjančią širdies ir kraujagyslių sistemos ligų riziką, kas yra numeris vienas mirties priežastis bent jau Lietuvoje. Tai va, EPR rūgšties vien su maistu atsistatyti tikrai nėra įmanoma, ypatingai kada trūkumai yra tokie 60-70% ir dažniausiai tokie ir būna. Toliau kita esminė omega-3 rūgštis yra DHR. Tai šiuo atveju trūkumo nėra, tai pasitaiko gana retai ir visada paploju, kai taip yra ir labai džiaugiuosi, nes tada matau, kad žmogus valgo žuvį. Kalbant apie DHR rūgštį, jos trūkumą iki 20%, jeigu yra, tai mes galim tikrai dar atsistatyti su maistu. Tai yra riebi žuvis, silkė, skumbrė, nerūkyta, tik aišku, kad būtų lašiša ir panašiai. Tai su žuvimi dar šitą galime pasikelti. Kas apskritai padeda greičiau omega-3 rodikliam atsistatyti, tai yra pakankamas šviežių daržovių suvartojimas. Ir čia yra įdomu, todėl kad daržovės tikrai neturi omega-3 riebalinių rūgščių. Tačiau ten yra antioksidantų, ten yra polifenolių, ten yra skaidulų ir tas prieš uždegiminis poveikis jis sumuojasi. Ir tiesiog mes galim tą prieš uždegiminę mitybą padaryti taip, kad mūsų organizmui būtų lengviau atstatyti tuos trūkumus omega-3. Ir dar kalbant apie alfa-linolenų rūgštį, jos pagrindiniai šaltiniai yra sausumos omega-3, tai yra sėklos, riešutai, čija sėklos, linų sėmenys. Ir šiaip jau yra teigiama, kad alfa-linolenų rūgšties trūkumas nėra siejamas su uždegimais organizme. Tačiau aš bent jau iš praktikos pastebiu, kad kada yra trūkumas labai didelis, kaip čia pavyzdžiui -45 beveik procentai, vis tik verta jį ir atstatyti. Tai tiesiog į mitybą įtraukti daugiau augalinių omega-3 šaltinių, tai riešutai, sėklos, čija sėklos, tie patys linų sėmenys ir panašiai. Ir šiuo atveju vėlgi niekada izoliuotai negalime vertinti kažkokio tai vieno rodiklio. Tarkim, jeigu aš šitam žmogui rekomenduoju valgyti daugiau riešutų, aš prieš tai pasižiūriu, ar jo linolo rūgštis nėra padidėjusi, nes, kaip minėjau, linolo rūgšties irgi yra tose pačiose riešutuose. Na, tai jeigu čia perteklius matom, kad nėra, čia irgi yra trūkumas, tai tikrai drąsiai galiu šitam žmogui riešutus rekomenduoti valgyti. Tai va, na ir tiesa dar DPR rūgštis, organizme jos yra labai labai maži kiekiai, čia atveju 0%, tai reiškia, kad nei trūkumo, nei perteklius nėra. Tai 0% tai yra, žodžiu, dešimtukas, A su pliusu, viskas ok. Tai va, tai DPR jos yra organizme, kaip ir sakiau, labai maži kiekiai, kalbant apie maisto produktus, jos yra tokiuose egzotiškuose mums produktuose, tai gyvūnų smegenyse, ruonių mėsoj, tai mes tokių dalykų kaip ir nevalgom, bet jos yra daug motinos piene. Tai va, tai žindomi kūdikiai tikrai tos rūgšties gauna iš mamos pieno. Bet papilduose jinai net nėra išskiriama dažniausiai kaip atskira, nes jinai kažkokio tai reikšmingo vaidmens ir neturi. Na va, ir iš tų visų šitų rodiklių yra išskaičiuojami išvestiniai rodikliai. Tai į ką mes pirmiausia, ko gero, žiūrime gavę tyrimo ataskaitą, tai į omega-6 ir 3 balansą.
Tai pirmas skaičius parodo, kiek omega 6 yra prie vienos omega 3 molekulės. Tai kuo pirmas skaičius yra didesnis, tuo didesnis yra lėtinis uždegimas organizme. Norma yra 3 su vienu ir mažiau. Čia paėmiau šitą tyrimą, nes čia yra tiesiog Lietuvos vidurkis 12 su vienu, Europos vidurkis yra 15 su vienu, nu, o JAV jau ten priklausomai nuo valstijos prasideda maždaug nuo 25 su vienu. Tai vat, toliau žemyn važiuojam ir žiūrim, ką čia turim. Taip, apsaugos rodiklis. Apsaugos rodiklis pagrindė apibūdina va tą mitybą, apie kurią šiek tiek jau kalbėjau. Tai parodo, kiek uždegiminė yra to žmogaus mityba. Tai iš mitybos pusės, kaip mes galim koreguoti, tai vėlgi tie patys antioksidantai, polifenoliai, skaidulos, pakankamas šviežių daržovių suvartojimas. Ir apsaugos rodiklis pagrinde jis yra išskaičiuojamas iš omega 3 rodiklių ir kadangi čia buvo trūkumai, tai ir tas apsaugos rodiklis yra nepakankamas. Apsaugos rodiklis neretai būna 0 procentų ir žmogus išsigąsta, kadangi tai yra vis tiek apie imuninės sistemos veiklą. Tai visada sakau, kad tai tikrai nereiškia, kad žmogaus imuninė sistema veikia 0 procentų pajėgumu, nes jeigu tai būtų, tai mes jau nekalbėtume ir šito tyrimo žmogus atlikęs jau nebūtų. Tai taip tikrai nėra, tai yra apie tai, kiek žmogus savo veiksmais, savo gyvenimo būdu, savo mitybą gali turėti tam įtakos. Tai vat, ir aišku, kada apsaugos rodiklis yra nepakankamas, didėja rizika toms ir virusinėms infekcijoms, ir bakterinėms infekcijoms, ir lėtiniam nuovargiui ir panašiai. Omega 3 indeksas. Diskutuotinas indeksas, iš esmės jį vertino kardiologai ir jų teigimu, kada indeksas yra mažiau negu 8 procentai didėja rizika sirgti širdies ir kraujagyslių sistemos lygomis. Idealu, kai šitas indeksas yra apie 10 procentų ir kada indeksas yra mažiau negu 4 procentai, tai reiškia, kad kraujas yra sutirštėjęs ir žmogui tikrai reikia tiek omega 3 atstatyti, kadangi omega 3 skystina kraują, tiek gerti daugiau vandens. Jeigu tas indeksas būna jau kritiškai žemas, tai rekomenduoju dar ir elektrolitų papildomai kurį laiką pavartoti, galbūt netgi tinka aukštesnės mineralizacijos vanduo. Jo nereikia visą dieną gerti, galbūt ant stiklinę 2 per dieną, na, kad tas indeksas atsistatytų greičiau. Tačiau kuo toliau, tuo labiau mokslas kalba apie tai, kad ne tiek svarbus yra omega 3 indeksas, kiek yra svarbus balansas tarp omega 3 ir omega 6. Todėl, kad kartais būna taip, kad omega 3 yra labai dideli trūkumai, o omega 6 pertekliaus iš vis nėra. Tai tokiu atveju mums tą omega 3 indeksą su papildais atstatyti yra tikrai lengviau. Bet jeigu, tarkim, omega 3 trūkumas yra toks, neįtin didelis, bet omega 6 yra didelis perteklius. Tai gali būti, kad omega 3 indeksas nebus toks ir blogas, bet tikrai sunkiau yra tą uždegimą sumažinti ir su omega 6 tikrai jau pasakoju, yra ten daug niuansų ir su cholesteroliu, ir su kepenų suriebėjimu. Na, tai reikėtų vis tik vertinti ne tai, kad pasiėmiau omega 3 indeksą ir sakau, kad mano toks ir toks, bet vis tik vertinti kontekste, žiūrinti tas visas riebalinės rūgštis. Protinės veiklos stiprumas, tai čia irgi labai toks fainas rodiklis, žmonės irgi čia suklūsta, tai aš sakyčiau, čia yra daugiau rodiklis apibūdinantis mūsų kognityvinę funkciją, mūsų mąstymo greitį, mūsų kūrybiškumą, bet ne iš tos pusės, kaip aš moku piešti ar ten menu kažkokiu užsiimti, bet daugiau apie tai, kaip aš sugebu priimti sprendimus, ypatingai stresinėse situacijose ir kodėl tas protinės veiklos stiprumas išskirtas yra kaip atskiras rodiklis. Tai taip yra todėl, kad vėlgi čia pabandysiu vaizdžiai paaiškinti, jeigu mes taip žmogaus smegenis tiesiog paimtume į rankas, tai paskui rankos liktų tokios visos riebaluotos. Todėl taip yra, kad maždaug 60 procentų smegenų sudaro riebalai. Ir maždaug 20-30 procentų iš jų sudaro DHR rūgštis, dokozaheksaeno rūgštis. Omega 3, ar ne, kur rodžiau, ten lentelės buvo pati paskutinė rūgštis.
Tai ne veltui yra išskiriama kaip atskiras rodiklis, nes omega 3 turi didžiulę reikšmę mūsų smegenų veiklai. Neuronai smegenyse yra padengti tokiu mielininiu dangalu, kuris veikia, nu, kaip izoliacija tokia. Ir būtent dėl jo gali neuronai vienas su kitu va taip jungtis ir sklisti tie signalai. Tai jeigu omega 3 būtent dokozaheksenų rūgšties trūksta, nu, tai jau tie signalai nebegali taip greitai ten lakstyti. Tai va, tai jau tas proto aštrumas galbūt ir netoks stiprus gali būti. Mano mėgstamiausias rodiklis ir manau, kad esminis šito tyrimo rodiklis yra ląstelės membranos pralaidumas. Tai galbūt čia ir šiek tiek ilgiau apsistosiu, todėl kad ląstelės membrana yra, kada, tarkim, yra sočiųjų riebalų perteklius, omega 6 perteklius, tai ląstelės membraną kietina. Omega 3 ląstelės membranai padeda tapti elastingesnė ir pralaidesnė. Dabar kas atsitinka, kada ląstelės membranos pralaidumas yra, nu šiuo atveju dar visai neblogai, bet jeigu, tarkim, būna raudonoje zonoje, tai reiškia, kad ta ląstelės membrana, jinai tarsi, nu, tokius va šarvus užsidėjus, nieko jinai nenori į save priimti. Ir tas niekas tai nėra vien apie maisto papildus, sakysim. Tai yra lygiai taip pat apie gliukozę, apie deguonį, tai apie šitus dalykus kalbant, tai jeigu, tarkim, ląstelė nesugeba į save priimti gliukozės deguonies, nu, jinai badauja. Tai vėlgi, kaip susijęti omega 3 trūkumą su lėtiniu nuovargiu, tai nu, tiesiog, jeigu ląstelė negauna maisto, jinai badauja. Kitas dalykas, ląstelės viduje yra tokia organelė mitochondrija. Tai jinai, kitaip tariant, yra jėgainė, kuri gamina adenosintrifosfatą, tai tokia ATP molekulė, kuri yra pagrindinė mūsų energijos molekulė. Tai jeigu į ląstelę nepatenka gliukozė ir ta mitochondrija tos gliukozės negauna, tai kaip jai tą energiją gaminti? Nu, nėra resurso. Aš dar kartais pagalvoju, jeigu, tarkim, mūsų nosis būtų visą laiką, nu, tokia užkimšta, nu, tai negali normaliai oro įkvėpti. Nu, tai ir ta ląstelė, jinai negali normaliai pasisavinti medžiagų. Apie gliukozę kalbant, tai yra toks terminas B tipo badavimas, kada gliukozės molekulė irgi nepatenka į ląstelę. Ir mes su maistu kalorijų gaunam pakankamai, organizmas yra aprūpintas, visiems organam ten visko kaip ir užtenka, tačiau ląstelė vėlgi, jinai negauna signalo, kad jinai yra soti, kad jinai gavo tos gliukozės ir jinai vis tiek siunčia tada signalą mūsų smegenim, kad jinai neturi maisto. Ir ką tada mūsų smegenys daro? Smegenys tikrai nesiūs mūsų pasigaminti salotų, suvalgyti moliūgo, morkos ar kopūsto, ar ten lieso baltymo. Jie tikrai norės greitos energijos. Tai čia vėlgi, kada būna saldumynų miltinių potraukis, ar ten pavalgius pietus būtinai norisi saldaus ir niekaip neįmanoma šito išvengti, tai reikėtų pagalvoti apie šitą rodiklį. Galbūt tiesiog maistinės medžiagos nesugeba patekti į ląstelę ir jinai prašo pagalbos ir siunčia signalą smegenims, padėkit, prašau, man duokit maisto. Ir lygiai taip pat susijęs su visų kitų medžiagų pasisavinimu, tai ir geležis, ir vitaminas D, jeigu, tarkim, būna ilgalaikiai trūkumai, tikėtina, kad atsistačius šito rodiklį visų medžiagų pasisavinimas pagerės. Ir kitas niuansas, labai populiaru yra kalbėti apie detoksikaciją, tai detoksikaciją atlieka mūsų organizme inkstai, kepenys, oda. Kažkokių papildomų priemonių tam nemanau, kad reikia, bet ko tikrai reikia, tai atstatyti ląstelės membranos pralaidumą, nes ji nori ir išmesti tai, kas jau jai yra nebereikalinga, tai visi metabolitai ir panašiai. Ir kaip jai tą padaryti, kada jinai yra uždaryta į narvą? Nu, tai neišeina. O kada mes atstatom tą elastingumą, jos pralaidumą, tai tos medžiagos gali lengvai pasišalinti. Tai va, dėl to aš čia ilgiau sustojau ties šiuo rodikliu, nes manau, kad tai yra tikrai labai labai svarbu. Arachidono rūgšties rodiklis, jis yra vienintelis vaizduojamas šiek tiek kitaip, nes buvo toks kaip ir šviesoforo principas - raudona, geltona, žalia, o čia per vidurį - žalia, iš abiejų pusių geltona ir raudona. Tai taip yra todėl, kad tam tikras kiekis arachidono rūgšties mums yra gyvybiškai tiesiog svarbus, nes jeigu mes įsipjauname pirštą,
arba į organizmą patenka virusas, bakterija, arba susilaužant koją, arba mus operuoja. Tai uždegiminis ūmus atsakas, jisai turi kilti, nes kitaip nesugis žaizda, organizmas nesukovos su tuo virusu arba bakterija, mes sirgsim ilgai, lėtai, nuobodžiai, negys žaizdos ir panašiai. Tai tam tikras kiekis jos turi būti, bet kada persisveria jau į dešinę pusę, tai yra kada mes turim jau perteklių ir ilgą laiką. Jeigu jokių uždegiminių būklių dar nėra, tai padidėja rizika jų atsiradimui, o jeigu jos jau yra, tai gali būti tiesiog stipriau išreikšti simptomai ir gali būti tiesiog sunkiau sveikti. Na tai va, tai vieną tyrimą kaip ir aptarėm, dabar kalbant apie dozuotės omega-3 papildo, tai jeigu, tarkim, konkrečiai apie mūsų papildą kalbant, tai aš visuomet, jeigu santykis yra iki 16:1 žmogaus svorį dauginu iš 0,2, jeigu santykis yra mažiau negu 3:1, tai yra žmogus yra subalansuotas, tada žmogaus svorį dauginu iš 0,15. Jeigu tas santykis yra daugiau negu 16, tai tokią pačią dozuotę rekomenduoju vartoti 2 kartus per dieną. Tai yra ryte ir vakare. Ką dar iš praktikos pastebėjau, kad omega-3 tikrai geriau pasisavina vartojant po valgio. Ne tuščiu skrandžiu, o po valgio. Tai vat. Beje, dar prie ląstelės membranos pralaidumo, ko nepaminėjau, kad, na, vėlgi čia su ta pačia gliukozė susiję ir su užkandžiavimu, kai ląstelė negauna gliukozės, jinai jaučiasi alkana, jinai siunčia mus į virtuvę pasimti sausainuko. Tai vėlgi ir kada jinai gali lengviau užsivalyti, kai mes šitą rodiklį atstatom, tai iš tikrųjų ir svorį yra mesti kur kas lengviau. Tai čia toks niuansėlis. Įdomumo dėlei parinkau tokių įdomesnių tyrimų grinai iš praktikos, nes, kaip ir minėjau, aš noriu parodyti, kokia plati įvairovė tyrimų ir kaip mes negalime vertinti vieno kažkokio rodiklio, išimti iš konteksto ir pasakyti, nu ką va čia reiškia, nes jie yra visi vienas su kitu labai susiję. Na tai čia balansas kaip ir toks plius minus visai neblogas, bet važiuojam žemyn pasižiūrėti, kas darosi su riebalinėmis rūgštimis. Na tai šiuo atveju vėlgi stearino rūgštis yra padidėjusi, tai klausime žmogaus, ar jis vartoja daug pieno produktų, ar jis vartoja daug baltos mėsos, galbūt jis vartoja daug konditerinių gaminių. Ir beje, važiuojant čia, kur yra skiltis jūsų rodiklis, ir čia yra tie procentai. Tai jeigu juos mes sudedame kartu ir gauname daugiau negu 39%, tai gali būti, kad tas žmogus vartoja daug greitųjų angliavandenių. Greitieji angliavandeniai tai yra balti miltai, balta duona, cukrus, visi saldumynai ir panašiai. Ir mūsų organizmas geba gliukozės tą perteklių sandėliuoti raumenyse, kepenyse, glikogeno pavidalu, tačiau tie sandėliukai nėra kažkokie guminiai, kurie išsiplėsti, bet jie gali. Tai vis tik tas perteklius yra verčiamas riebalais. Tai, na, žodžiu, nėra tokio atsakymo, kuris būtų tiesiog jums yra vat taip. Tiesiog kalbame su žmogumi, diskutuojame ir išsiaiškinam, kuri ta priežastis yra jo. Na, šiuo atveju valio žmogus tikėtina, kad vartoja alyvuogių aliejų, galbūt ir avokados, nes nėra omega-9 nuokrypio, tai čia nieko daryti nereikia. Čia, va, tarkim, matom prie omega-6, vėlgi GLR rūgšties yra trūkumas, na, tai rekomenduotume nakvišo aliejaus papildą pavartoti 4 mėnesius. Beje, veganinėme variante mūsų omega-3 papildo yra tos rūgšties irgi GLR, nes mes su maistu jos praktiškai negaunam, jos yra šiek tiek juoduosiuose serbentuose, bet kiek mes jų suvalgom. Tai va, tai čia jau nakvišo aliejus keliauja į pagalbą. Dabar šitoj vietoj DGLR rūgšties perteklius, nu, toks plus 10,3. Tai galima rekomenduoti žmogui pasitikrinti cholesterolį, nes galbūt jis bus pakilęs, galbūt dar ne, nes nėra kažkoks labai ženklus tas padidėjimas. Na ir arachidono rūgštis toks dažniausiai būna padidėjimas jau su mityba siejamas, tai kaip ir sakiau, raudona mėsa ir kiaušiniai. Tik tai tiek, kad va čia omega-3 buvo toks įdomesnis variantas, visiškai kitoks negu prieš tai tyrimą, tai čia tiesiog EPR rūgšties stipriai žmogui trūksta.
Visų kitų trūkumų nėra. Na ir atitinkamai ir tie išvestiniai rodikliai išskaičiuojami. Na tai čia toks dar labiau tradicinis. Dabar dar kitas, na tai čia jau matom viskas raudona, išskyrus arachidono rūgštį. Žalia. Nu tai toks jau retesnis variantas. Tai vėl važiuoju žemyn pasižiūrėti, ką mes čia turim. Vėlgi, stearino rūgšties padidėjimas. Šiaip vėlgi iš praktikos, ką galiu pasakyti, kad dažniausiai būna stearino rūgšties padidėjimas, palmitino rūgšties būna rečiau, bet, nu, irgi būna, bet tikrai dažniau stearino rūgštis būna padidėjusi. Nu, bet, tarkim, oleino rūgštis plus 17. Nieko daryti nereikia. Viskas tvarkoja, antioksidantas, tegul būna, bent jau kol kas šiai dienai tikrai nėra mokslinių tyrimų, kad tai gali turėti kažkokios tai žalos mūsų organizmai. Na va, ir santykis, primenu, buvo 26 su 1. Omega 6 visi rodikliai yra 0. Tai reiškia, kad omega 6 jokio pertekliaus nėra. O omega 3, kai pasižiūrim, tai čia, nu, EPR rūgšties minus 91, DHA rūgšties minus 70%, tai žuvies riebaus žmogus tikėtina nevalgo, tikėtina, kad ir tų šviežių daržovių ne per daugiausiai mytyboje ir, na, omega 3 su maistu negauna ir trūkumai yra tikrai labai dideli. Dar beje, ko nepaminėjau, kad DPR rūgštis, nors jos yra ir labai maži kiekiai organizme, tačiau jinai yra siejama su kraujo skystumu. Tai labiausiai iš omega 3 visų rūgščių jinai skystina kraują. Taip, ir tarkim, čia keliaujant prie išvestinių rodiklių, ką mes matom, na tai balansas toks, apsaugos rodiklis jau čia nepakankamas, todėl kad yra omega 3 dideli trūkumai ir čia šitoje vietoje tikrai galime žmogų nuraminti, kad labai gerai, kad jūs tyrimą pasidarėt, nes jūs pamatėt trūkumus ir tikrai šitą rodiklį atstatyti nėra labai sudėtinga ir tikrai galima tai padaryti tiek iš mitybos pusės savo padedant, tiek su papildais. Na, bet ir indeksas omega 3, nu šitoj vietoje yra 1,6, tai jau sakytume yra kritiškai žemas. Ir kraujas sutirštėjęs, ir skysčių trūksta, ir omega 3 trūksta, bet vėlgi tai galima atstatyti. Ir gera naujiena žmogui, kuris pamatęs tokius rezultatus, nu, tikėtina nebus labai laimingas. Tai pasakyti, bet pas jūs omega 6 pertekliaus tai nėra. Tai čia vat yra geras dalykas. O omega 3 mes atstatys. Protinės veiklos stiprumas. Nu, sakyti, kad protinės veiklos stiprumas yra nepakankamas, tai šypseną kelintis toks pasakymas, tačiau nu, visada tiesiog paaiškinam žmogui, apie ką tai yra. Jeigu, tarkim, žmogus turi smegenų rūką, na, toks mąstymas lėtesnis, tai čia yra su tuo susiję, tikrai ne su intelekto koeficientu ir panašiai. Na, ląstelės membranos pralaidumas visiškai nepakankamas, todėl kad yra ir sočiųjų riebalų perteklius, ir omega 3 labai dideli trūkumai. Bet arachidono rūgšties rodiklis yra optimalus, todėl kad omega 6 pertekliaus nė vienos rūgšties nebuvo. Tai va, tai tikiuosi šiek tiek atsiskleidžia ta tyrimų įvairovė. Dar vienas. Na, čia santykis 2,1 atrodo liuks, bet matom yra ir geltonų išvestinių rodiklių. Važiuojam žemyn, pasižiūrim, ką turim. Na, vėlgi, stearino rūgšties perteklius. Palmitino rūgšties nedidelis trūkumas, bet čia nieko tokio. Oleino rūgšties bet į ką noriu atkreipti dėmesį. Santykis puikus. Ir jeigu, tarkim, mes žiūrėtume tik pat į šitą dalį, nu, tai galim sakyti, kad maždaug viskas tau yra labai gerai. Tai dėl ko rekomenduoju vis tik pažiūrėti giliau, nes ne visai viskas čia yra tvarkoj. Tai vad kaip ir matom, stearino rūgštis yra pakilusi, oleino rūgšties omega 9 mūsų yra stipraus to antioksidantų, kurio mums tikrai labai reikia, didelis trūkumas, rekomenduojame alyvuogių aliejų, avokadus įtraukti į mitybą. Linolo rūgšties, matom, yra perteklius, beveik 22%, tai tikėtina, kad žmogus nelabai vartoja alyvuogių aliejus ir vietoje jo renkasi rafinuotus kitus aliejus, tai rapsų ar saulėgrąžų ar panašiai. Na, bet vėlgi čia spėliojimas, reikėtų tiesiog to žmogaus klausti. Ir jeigu taip ir yra, na, tai tiesiog rekomenduojam tada rafinuotą aliejų keisti į alyvuogių aliejų, tai jam tuo pačiu ir linolo rūgštis reguliuosis ir oleino rūgštis atsistatys.
Vėlgi, GLR trūkumas, rekomenduojam nakvišo aliejų 4 mėnesius pavartoti kartu su omega 3, o čia viskas yra tvarkoj. Čia nuokrypis 7,8 yra nereikšmingas. Ir šitoj va vietoj, tarkim, alfa linoleno rūgšties yra 225% plus. Čia niuansas yra toks, kad alfa-linoleno rūgštis mūsų organizme yra konvertuojama į EPR ir į DHR rūgštis, į tas dvi esminės omega 3 rūgštis, kurias akcentavau, kad jos turi didžiausią poveikį mūsų organizmui. Na ir ta konvertacija priklausomai nuo individualių organizmo savybių, nuo to, kokie fermentai yra tame organizme ir panašiai, yra konvertuojama į APR ir DHR maždaug nuo 0 iki 15%. Nu, tai reiškia labai nedidelė dalis. Tai tikėtina, kad šito žmogaus organizme ta konvertacija yra iš vis labai maža. Galbūt jis valgo daug tų sausumos omega 3 šaltinių, ar tai čia sėklų, ar apskritai sėklų, ar linų sėmenų. Ir perteklių turi didelį, tačiau jis visiškai nesikonvertuoja į kitas omega 3 rūgštis. DHR rūgšties taip pat turime trūkumą minus 25%. Tai iš esmės rezume šito tyrimo yra toks, kad nors balansas puikus, bet tikrai galima atkreipti dėmesį ir į šitą rodiklį, ir rekomenduoti žuvies riebaus papildomai valgyti, ir rafinuotą aliejų pakeisti į alyvuogių aliejų, ir nakvišo aliejų papildomai vartoti, ir pieno produktų arba baltos mėsos arba konditerinių gaminių mažinti mityboje. Na tai balansas yra tik vienas iš rodiklių, reikia vis tiek žiūrėti bendrai tą tyrimą. Dar vieną noriu parodyti, tai nežinau, kiek matysis, bet esu į lentelę surašiusi trijų tyrimų palyginimą klientės, tai su sočiaisiais riebalais čia viskas kaip ir buvo tvarkoj. Čia esminis dalykas, į ką norėjau atkreipti dėmesį, yra tai, kad pirmo tyrimo metu omega 3 buvo dideli trūkumai, tarkim, EPR trūko 74%. Antro tyrimo metu jau tie trūkumai buvo arba nulis, arba jau buvo pliusas. Tai vadinasi, atsistatė puikiai. Trečio tyrimo metu vėl matau didžiulius trūkumus omega 3. Klientė teigia, kad papildo vartoja nuosekliai. Tiesa, buvo vasaros laikotarpis, kada ji buvo išvykusi, bet kadangi turėjo ir kitą formą papildo, tai turėjo ir kapsulės, tai vartojo kapsulės ir tų pertraukų buvo minimaliai, bet vėliau paaiškėjo, kad vis tik jai paūmėjo jos jau turimos uždegiminės būklės, tomis ligomis jis serga jau daug metų ir tiesiog buvo būklės paūmėjimas. Ir mūsų organizmas veikia taip, kad kada uždegimas sukyla, tai organizmas omega 3 sunaudoja to uždegimo slopinimui, tai kaip gaisrininkas, koks ir neveikia, tai dėl to vėl atsirado trūkumai. Tai nereikia išsigąsti, vėlgi kalbame su žmogum, kas buvo, kokios aplinkybės, kaip keitėsi sveikatos būklė, užduodam patikslinančius klausimus, ar vartojo papildą, ar vartojo reguliariai, kokią dozę vartojo, ar papildą laikė šaldytuve, ar vartoja po valgio. Na, žodžiu, nepulti iškart į paniką, bet tiesiog išsiklausinėti ir dažniausiai tą atsakymą randam. Tai dabar tiesiog tęsiam papildo vartojimą, būklė yra koreguojama ten šiek tiek kitaip, kadangi jau ten medicininiai yra dalykai, bet, na va, tai norėjau tiesiog tokią pavyzdį parodyti, kad nebūtinai visada vien tik tai einam gražin. Visokių tų pasviravimų būna ir tai yra normalu. Taip, dabar dar vienas yra ekstremalus. Aš žinau Joną pas Petro. Nežinau, kaip čia kažką. Čia, kur važiavam, manau, savaitę tai važiavam privačią. Pas visai netokį daktarą. Kaip pas šeimas, bet... Kažkas gal gali užsimutinti. Jo, užsimutinti. Va, matyt. Na va, tai čia yra toks, kaip ir minėjau, stengiuosi tokių perliukų parinkti, tai klientės pirmas tyrimas buvo 112, o antras 0,9. Ir čia vėlgi atrodo plojam rankom, kaip gerai, bet vėlgi tada važiuojam žemyn ir žiūrim, kaip atrodo riebalinės rūgštis.
Su sočiaisiais čia irgi viskas tvarkoj, oleino rūgšties trūkumas išliko ir netgi šiek tiek padidėjo. Tai reikėtų klausti, kaip ten su mityba reikalai. Omega 6 čia trūkumai atsistatė labai gražiai, arachidono rūgštis buvo net 41, o dabar liko 0. Tačiau eikozapenteno rūgšties buvo minus 96, o dabar yra plus 95. Kitų rūgščių irgi dokozahekseno rūgšties yra plus 40. Ir neveikia šitas tyrimas tokiu principu, kad kuo mažiau omega 6 ir kuo daugiau omega 3. Tai omega 6, kaip ir minėjau, irgi turi funkciją mūsų organizme, turi sukelti ūmų uždegimą, ten GLE rūgštis atsakinga už moteriškus hormonus, už smegenų veiklą, imunitetą, tai jų irgi reikia. Ir omega 3 nėra tai, ko reikia irgi, kuo daugiau, to geriau. Tai nėra taip. Tai čia jeigu pažiūrėtume, tarkim, prie išvestinių rodiklių omega 3 indeksą, tai jis yra plus 17% beveik. Tai reiškia, kad jau yra per daug. Tai reiškia, kad jų kraujas yra per skystas. Tas indeksas turėtų būti apie 10% jau yra idealu. 8% gerai, 10 idealu. 17 yra tikrai per daug ir kraujas yra per skystas. Tai čia buvo konkrečiai atvejis, kada žmogus turėjo ir turi tikrai labai daug uždegiminių ligų, būklė šiek tiek pagerėjo, bet net ir klausiant, tai pirmą tyrimą atliekant kraujas tikrai sunkiai lašėjo, antrą tyrimą atliekant kraujas buvo jau tikrai, sakė klientė, kad skystas. Na tai aš tokiu atveju rekomenduočiau kuriam laikui šiek tiek primažinti papildo dozę. Aišku, pamačius tokį rodiklį, tikėtina, kad žmogus išsigando, galbūt vartoja didesnę dozę ir panašiai. Na, bet, žodžiu, pasakom, kad nebūtinai omega 3 yra labai gerai, bet irgi su saiku. Nereikia perlenkti lazdos šitoj vietoj. Tik tai, kas yra labai gerai, kad arachidono rūgšties rodiklis, jis vis dar yra žalioje zonoje. Nes, tarkime, jeigu kartais būna taip, kad arachidono rūgštis, kada omega 3 yra labai daug, arachidono rūgšties pasidaro trūkumas. Ir arachidono rūgštis, jeigu atsimenat, kur buvo išvestinis rodiklis, jinai jau vat į šitą pusę nueina prie trūkumo. Ir netgi pats balansas jis būna pilkoje zonoje. Tai jau irgi yra toks kaip šauktukas, kad jau yra per daug ir netgi kurį laiką galima būtų padaryti papildo vartojimo pertrauką, nes arachidono rūgšties trūkumas irgi yra, jau yra blogai. Tai reiškia, kad jau ir imunitetas nesugeba taip efektyviai veikti ir to ūmaus uždegimo sukelti. Ir dar vieną tyrimą turiu, nežinau, jau net neatsimenu, kodėl jį pasirinkau. Prisiminiau. Žodžiu, kartais būna tokių tyrimų ir aš nelabai žinau, kaip tokį tyrimą komentuoti. Na, kad būtų aiškiau, važiuoju prie riebalinių rūgščių, tarkim, sočiųjų riebalų trūkumai yra minus 60, minus 65%. Oleino rūgšties omega 9 plus 190. Omega 6 trūkumai visur minus 21 arba minus 80 keli. Ir omega 3 trūkumai visur ten minus 90, išskyrus alfa linoleno rūgšties yra plus 376. Aš buvau sutrikusi, pamačius, čia arachidono rūgšties rodiklis iš vis kažkur žemumose. Na, omega 3 indeksas 0,4 tai yra tikrai žemiausias, kokį esu mačiusi. Ir nors tas balansas pats atrodo kaip ir visai neblogas. Tai va, tai šiuo atveju aš dar atsakymo laukiu, aiškinamės ir tai yra eigoje, tai jeigu dar bus kokie ateityje video, tai šitą testą aš išsisaugau ir pakomentuosiu. Galbūt kažkokia tai paklaida, galbūt atliekant tyrimą buvo pirštas priglaustas, galbūt kažkokie kiti niuansai, tai čia dar aiškinamės eigoje. Ir šis žmogus tyrimą pakartos ir tada pasižiūrėsim, kokiegi tie rezultatai bus. Tai va, kaip ir tiek iš mano pusės, laukiu klausimų. Jeigu turite kažkokių tai ID, tarkim, kuriuos norėtumėt, kad aptarčiau, tai irgi tikrai galima tai padaryti.
Jeigu klausimų nėra. Giedre, Jo. nu tu gerai, žiūrėk. Tai kaip, va, tu labai daug visko žinai iš medicininės pusės, ar ne? Nes aš matau, kad tu turi medicininių žinių ir žinau. Tai tau yra labai lengva komentuoti, bet pavyzdžiui, ten paribėjusios kepenys, ten žinai, ar ten turi tulžies pūslę, neturi. Kaip mums žinoti, pavyzdžiui, tokius dalykus? Aš noriu paklausti, ar tai yra faktas, kurį mes galim, pavyzdžiui, užsirašyti ir žinoti, kad jeigu va šitos rūgšties ten, pavyzdžiui, trūksta, tai čia faktas, jau yra žmogui ten paribėjusios kepenys. Ar ten kažkas ten blogai. Nu, turiu menį, ar galima kažką kaip faktą užsirašyti? Ar čia reikia, vat, kaip tu sakai, nu, ten žiūrėti tą aną, tas nuo to priklauso, tas nuo. Man tai pasirodė, kad, nu, labai kosmiškai čia. Jo, gali būti, kad susidaro toks įspūdis, bet aš atėjau čia visiškai nieko nesuprasdama apie šitą tyrimą ir viskas ateina iš praktikos. Kaip aš dariau iš pat pradžių, tiesiog gal pasidalinsiu savo patirtim. Aš, kai atėjau čia, aš žiūrėjau profesoriaus Ambrazaičio video ir aš tiesiog darydavausi ekrano nuotrauką ir pažodžiui viską, ką jis sakė, aš užsirašydavau. Ir aš dabar turiu jau, nežinau, keliasdešimt lapų šitą konspektą apie šį tyrimą, todėl kad visur mes juk pastoviai analizuojam jį, būna mūsų komandų susitikimai, būna profesoriaus Ambrazaičio paskaita buvo mano pagrindas, kur aš išmokau visko. Ar tai buvo Vaidos Kurpienės kažkokie pristatymai, ar tai, na, tiesiog taip iš praktikos ir mokais, o galų gale, jeigu susiduri su situacijom, kur nemoki kažko paaiškinti, na, tai tada aiškinėsi, skaitai šaltinius ir žiūri. Bet faktas, kad tokius dalykus užsirašyti ir susikonspektuoti, ką reiškia kiekviena rūgštis, tiesiog pasidaryti lentelę. Tarkim, palmitino rūgštis, ką daryti, jeigu yra perteklius, ką daryti, jeigu yra trūkumas, ką galima daryti iš mitybos pusės, kur reikia papildų, na, tiesiog savo tokį konspektą pasidaryti, nes taip tai yra, nebus taip, kad palmitino rūgštis kartais padidėja dėl mėsos, o kartais dėl, nežinau, dėl ankštinių, pavyzdžiui. Taip nebus. Tai yra faktas, kad palmitino rūgšties padidėjimas dažniausiai būna dėl mėsos perteklinio vartojimo. Jeigu čia turim daugiau sumoj negu 39%, tai reiškia, kad turim greitųjų angliavandenių perteklių. Tai apie sočiuosius riebalus, jeigu taip labai paprastai, tarkim, pereinant po šitą tyrimą, žmogui, kuris neturi nieko bendro su medicina, nu, tai mes vis tiek matom akivaizdžiai, kad yra perteklius. Tai mes jokių rūgšties pavadinimo iš vis galim nesakyti, ten palmitino, sterino ar panašiai. Tiesiog sakom, kad yra sočiųjų riebalų perteklius ir sotieji riebalai, jie mūsų ląstelės membraną standina. Tai reiškia, kad medžiagos nebesugeba patekti į ląstelę ir iš jos pasišalinti ir sočiųjų riebalų perteklius yra siejamas su širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis. Tai vienas sakinys apie abi šitas rūgštis. Omega 9. Pasakom, kad tai yra labai stiprus antioksidantas, tai antioksidantus jau daugmaž visi yra girdėję tokį žodį ir atstatyti galim su alyvuogių aliejum, avokadus taip pat galim įtraukti kaip užkandį. Nu, su omega 6 taip, DGLE rūgštis, jeigu yra padidėjusi, tiesiog faktas, rekomenduojam pasitikrinti cholesterolį ir dėl kepenų suriebėjimo, jeigu tas rodiklis yra aukštas. Dėl arachidono irgi, kaip minėjau, iš mitybos pusės, tai yra mėsa, kiaušiniai, paklausim žmogaus, galbūt jis sirgo. Tai tokius punktelius savo užsirašyti ir čia visur yra faktai ir tai būna visada. Jeigu yra GLE rūgšties trūkumas didelis, nakvišo aliejų rekomenduojam visada. Tai galim per daug nesigilinti į tas konvertacijas, kas ten iš ko ir kaip, bet tiesiog basinius tokius dalykus žinoti. Dabar apie omega 3 kalbant, tai vėlgi, kaip ir sakiau, jeigu šitos rūgšties trūkumas yra iki 20%, rekomenduojam žuvį valgyti. Šitos rūgšties tiesiog akcentuojam, kad vien su maistu atsistatyti įmanoma nėra ir čia reikalingi yra papildai. Ir šitos rūgšties trūkumas yra pagrindinė širdies ir kraujagyslių sistemos ligų priežastis. Viskas. Kelios minutės aš tą tyrimą perbėgau. Jeigu visai jau ten sunkiai sekasi, galima eiti per šitus rodiklius, todėl kad jie yra dar ir spalviškai pavaizduoti, tai vat, tu matai, tavo balansas yra va šitoj vietoj, čia jau yra raudona zona, tavo organizme vyruoja lėtinis uždegimas. Apsaugos rodiklis apibūdina tavo imuninės sistemos veiklą ir
tai, kiek uždegiminė yra tavo mityba. Tai tau į mitybą verta įtraukti daugiau šviežių daržovių, riebios žuvies, daugiau galbūt augalinių produktų, mažiau perdirbto maisto, mažiau pusgaminių ir panašiai. Ir atsistatyti omega-3 rodiklius. Apie indeksą irgi galim papasakoti, ką sakiau, tai yra vienas sakinys, kad jį vertina kardiologai ir jeigu indeksas yra mažiau negu 8%, didėja rizika sirgti širdies ir kraujagyslių sistemos lygomis. Protinės veiklos stiprumas, tai galima apie smegenis tiesiog papasakoti, kad tai yra pagrindė susijęs su DHR trūkumu, apie ląstelės membranos pralaidumą tikrai galima papasakoti, kad tai yra susijęs su visų medžiagų pasisavinimu ir ląstelės gebėjimu išsivalyti. Na ir apie arachidonų rūgštį, kad jeigu jos yra perteklius, kalbame apie lėtinius uždegimus, jeigu yra trūkumas, na, tai jau ta imuninė sistema tikėtina, kad šlubuoja. Tai jeigu taip pat greitai perbėgant, dar matau čiate, matau ID. Ar kažkiek aiškiau, nes aš labai noriu, kad būtų kaip tik aiškiau, o ne tokio to pasimetimo būtų, nes, nu, taip, mano tikslas buvo pakomentuoti išsamei, bet, na, tikrai galima ir paprasčiau viską perbėgti. Ir kaip ir minėjau, aš irgi nieko nesupratau apie šitą tyrimą ir kai pirmą kartą komentavau, tai tikrai buvo sunku, bet ateina visi šitie dalykai su praktika. Taip, dabar matos, ar ne, ką pasidalinti? Čia Inga atsiuntė tyrimą. Nu, tikiuosi, kad matos. Taip, matos. Gerai, važiuojam. Nu va, labai gerai. Šituo atveju turim palmitino rūgštį padidėjusią. Palmitino rūgštis dažniausiai padidėja dėl mėsos perteklinio vartojimo. Bet šituo atveju mes žiūrim, kad turim čia 32 beveik procentai, čia 15. Tai sudėjus jau tikrai gaunam daugiau negu 39 ir vat kaip pasakojau, kad jeigu sudedam sočiosius riebalus ir gaunam daugiau negu 39, tai tikėtina, kad mityboje yra perteklius greitųjų angliavandenių. Tai vienas iš dviejų. Vėlgi, arba raudonos mėsos, ar apskritai mėsos per daug, tai yra sočiųjų riebalų perteklius, arba greitųjų angliavandenių perteklius mityboje. Toliau omega-9, viskas čia yra ok. Taip. Dėl DGLR trūkumo nieko daryti nereikia, bet arachidonų rūgšties trūkumas yra didelis. Ir omega-3 trūkumas yra didelis, riebios žuvies žmogus tikėtina nevalgo, nes čia yra labai didelis trūkumas. Gerai, pažiūrėkim tada išvestinius rodiklius. Na va, čia klausimas, kodėl ta arachidonų rūgštis yra šitoj zonai, nes omega-3 irgi yra trūkumai. Dažniausiai EPR rūgštis, omega-3 ir arachidonų rūgštis jos irgi tarpusavėje balansuojasi ir arachidonų rūgštis sumažėja tada, kada būna per daug jau EPR rūgšties. Tai šiuo atveju to nėra. Na, čia jau ląstelės membranos pralaidumas visiškai raudonoj zonai, omega-3 indeksas irgi labai mažas. Tai čia jau būtų klausimas, kokia apskritai yra to žmogaus sveikatos būklė. Šiaip jau tikėtina, kad kažkokios tai yra lėtinės uždegiminės būklės ir tas imunitetas jau yra visiškai nusilpęs. Ar kažkokio gal informacijos papildomus gal turit? Šiaip tai turi problemų su širdim. Nu, tai gali būti, nes, va, tarkim, EPR trūkumas yra labai didelis. Tai EPR rūgštis yra pagrindinė jau siejama su širdies ir kraujagyslių sistemos lygomis. Na, tai rekomenduočiau vis tiek pirmiausia atsistatyti omega-3 rodiklius, bet jau tokiom didesniem dozėm, nesvarbu, kad balansas yra 9, nu tai kaip ir visai dar nieko, bet rekomenduočiau vis tiek kurį laiką dvigubą dozę pavartoti, nes ląstelės membranos pralaidumas yra labai mažas, indeksas omega-3 yra labai mažas, vartoti daugiau skysčių, valgyti daugiau riebios žuvies, daugiau šviežių daržovių, prieš uždegiminę mitybą ir omega-3. Tai vat, ir dabar tą kitą paimsiu tuoj. Giedre, gal dar galėtum luktelk prie šito šiek tiek. Aš vat panašius rezultatus matydamas dažnai tada stipriai keliu hipotezę apie tuos greituosius angliavandenius, nes jeigu tu turi daug gyvūninės kilmės riebalų, dėl ko kyla sotieji,
tada tikėtina kils ir arachidonas. Kai čia arachidonas labai žemas, o sotieji labai aukšti, nu tai čia vienareikšmiškai arba greitieji angliavandeniai, nebent yra kitų dalykų, dėl ko arachidoną suvartoja mūsų organizmas labai Taip, stipriai. taip, tai ir dėl to ir klausiu, ar yra kažkokių uždegiminių būklių. Ir kitas dalykas, kad va, tas apsaugos rodiklis mums pagrindė parodo, kiek uždegiminė yra mytyba. Tai čia tikėtina, kad ta mytyba yra labai uždegiminė. Tai taip. Jau galiu pereiti prie kito. Taip. Gerai. Taip. Nu, čia viskas raudona. Aš iš pradžių tai šitus visus skipinu, Čia praleidžiu. kurį Giedrė paėmė? Čia antrą testą paėmė? Čia Ingos antrą paėmiau. Ai, čia Julijos, šiaip ne Ingos. Julijos, čia mano. Julijos, atsiprašau. Mhm. Taip, tai su sočiaisiais viskas yra liuks, omega 9 liuks, omega 6 klausčiau žmogaus, ar nevartoja papildomai nakvišo aliejaus, nes GLR rūgšties yra labai didelis perteklius, nes nakvišo aliejus yra toks nekaltas dalykas, kurį neretai yra šiaip rekomenduojama ginekologų, tarkim, vartoti, arba neretai nakvišo aliejus būna kitų papildų sudėtyje, tai irgi verta pasižiūrėti, ar to nėra. Jeigu yra, tai tikrai vartojimą nutraukti. Bet kitas dalykas yra omega 3 trūkumai dideli, tai omega 3 trūkumus atstačius GLR rūgštis jinai susitvarko tiesiog nieko nedarant. Nes kaip ir minėjau, maiste mes jos negaunam niekaip. Tai čia yra arba nakvišo aliejus, arba tiesiog išsibalansavę tie rodikliai ir atstačius omega 3 atsistatys ir šita rūgštis. Dėl šito rodiklio, tai kaip jau išmokom, rekomenduojam žmogui pasitikrinti cholesterolį ir pasitikrinti dėl kepenų suriebėjimų. Tiesiog faktas. Rekomenduojam. Ten toje situacijoje tai aukštas cholesterolis ir gydytojai dabar rekomenduoja jau pradėti statinus gerti, o žmogus nenori. Tai vat. Na tai va, bet ir EPR rodiklis, vat matot, tai yra -85 beveik. Tai kaip ir pasakojau, kada ta kraujagyslė yra uždegiminė, prie jos kur kas lengviau yra prilipti šitiem MTL cholesterolio toms molekulėms, formuotis aterosklerotiniam plokštelėm ir siaurėti dar labiau tam kraujagyslės spindžiui. Tai šiuo atveju vėlgi arba iškart tada rekomenduoti didesnės dozės omega 3 ir tikrintis cholesterolį kas maždaug 8 savaitės, tai yra tas laikotarpis, per kurį gali pasikeisti, kartu vartoti tirpias skaidulas, bet jeigu tie rodikliai netaip greitai tvarkysis, na tai vis tik galbūt ir gydytojų tada klausyti, nes tas perteklius cholesterolio, toks žinau, kad labai nesinori tų statinų, bet tikrai esu turėjusi daug pavyzdžių, kada pavartojus pradžiai didesnės omega 3 dozės susitvarko tie rodikliai ir tų statinų nebereikia. Taip pat, na ir omega 3 dideli iš tikrųjų trūkumai, tiek ir ALE rūgšties, verta ir tų augalinių daugiau įtraukti mytybą. Riebią žuvį, beje, jeigu įtrauktų gausiai į mytybą, tai šitą dar susitvarkytų ir su maistu. Bet EPR rūgšties, be šansų. Tikrai -85 su maistu niekaip mes nesusitvarkysim. Negauname tiek tiesiog su maistu. Na, va, arachidono rūgšties rodiklis aukštas. Na, tai taip, viskas taip ir atitinka maždaug patį balansą. Tai ar iš šito tyrimo gal kažkokių dar turim klausimų? Tada imu Daivos. Ačiū. Man kaip svarbu, kad Daivai būtų aiškiau, nes aš išsigandau jau, kad čia labai viskas neaišku. Gerai, pasižiūrėjau. Aišku, labai tu aiškiai, tik pagalvojau, kad mum iki tavo lygio labai toli dar, žinai, apie tai pagalvojau. Gerai, čia turim 15. Tai 15 su 1 Europos vidurkis. Gerai, važiuojam pasižiūrėti, ką čia mes turim. Taip, stearinų rūgšties yra perteklius, tai yra arba pieno produktai, arba balta mėsa, arba konditerijos gaminiai, kuriuose yra daug palmių aliejaus. Čia sudėjus gaunam 39 ir gaunam 39,8. Nu tai irgi arba greitų angliavandenių perteklius, arba
pieno produktai ir mėsa. Jinai dirba kepinių tortus kepa. Nu, tai gal iš to galim pasakyti, ne, kad palmito rūgšties per daug, ne? Nu, kepti ir valgyti ne tas pats, aš irgi tortus kepu. Ne, Bet bet jos dar, bet vis aš tiek, žinai, tą suprantu. valgo biški. Jo, nu tai va, tai gali būti. Gali būti. Oleino rūgštis čia viskas puikiai. Nu va, omega 6. Čia viskas puikiai. Rekomenduojam cholesterolį tikrintis. Ir, ir beje, tas padidėjęs cholesterolis tai irgi yra uždegiminė būklė. Tai tikėtina, kad dėl to, kad yra aukštas cholesterolis ir šiaip organizme yra uždegimas, ką rodo arachidono rūgštis. Na ir jeigu dabar, tarkim, šita moteris turi greitųjų angliavandenių perteklių, tai tikėtina, kad tai ir yra priežastis padidėjusio cholesterolio. Nes, kaip ir minėjau, ta gliukozė jinai nėra neribotų sandėlių, kur jinai gali kauptis, jos perteklius yra verčiamas riebalais ir tai pavirsta galiausiai cholesteroliu. Na va, ir omega 3 yra dideli trūkumai, tai vėlgi čia DHA rūgštį tikrai, jeigu valgytų riebę žuvį, tai susitvarkytų su maistu. O EPR -80 čia jau tikrai reikia papildų. Augalinius omega 3 šaltinius irgi tikrai galima į mitybą įtraukti, nes čia yra -26%, o tarkim linolo rūgšties pertekliaus jokio nėra. Tai vadinasi, galime rekomenduoti ir riešutus į mitybą. Ir riešutus į mitybą įtraukti. Taip. Apie šitą tyrimą dabar Tai arachidono. yra, čia Giedrė yra pasaulio čempionės šiaip testas, žinai, tai jinai sportininkė, tai man keista, kad, žinai, tų greitų angliavandenių čia pasie per daug. Aš pabandysiu. Mes irgi turėjom sportininką, kuris irgi buvo Europos čempionas kickbokso ir jo pirmas tyrimas buvo 22, man atrodo, o antras 2 kažkiek. Tai dažnai iš tikrųjų pas sportininkus tokie tie būna rezultatai ir pasižiūrėjus į sportininkų mitybą, kiek jie turi surinkti kalorijų ir kaip jie tas kalorijas surenka, tai tų angliavandenių ten yra tikrai daug. Tai gali būti tokie dalykai. Tikrai, kai reikia valgiaraščius dėlioti sportininkam ir reikia paskirstyti angliavandenius, tikrai yra tai sudėtinga, nes tiesiog visur atrodo trūksta ir nesurinkti tų angliavandenių. Tai taip. Ar dar kažką matai, prie ko reikėtų dar sustoti, nes apsaugos rodiklis irgi nulinis, ne, pas ją, tai ar reiškia, kad uždegimas yra, ar ne? Kas nulinis? Ai, Apsaugos rūvas. Na, čia daugiau apie tai, kad uždegiminė yra mityba ir omega 3 yra dideli trūkumai ir apsaugos rodiklis visada, jeigu bus dideli omega 3 trūkumai, visada apsaugos rodiklis bus žemas. Taip. Jo, šitoj vietoj tikrai yra susiję. Matau. Taip. Gerai, ačiū labai, Giedrė, tau. Nu, dar kokių klausimų? Apie ją dar ko atėjo ką tik mintis, kad nepaminėjau, kad DHA rūgštis, šita pati paskutinė, jinai dar ir mūsų akies tinklainėje yra. Tai jeigu žmogus skundžiasi akių sausumu, tai irgi galime padėti su atstatę būtent šitą konkrečiai rūgštį. Ir Giedrė, dar pamenu, Ambrozaitis yra sakęs, kad DHA rūgštis labiau atsakinga už smegenų veiklą yra, ne? Taip. Mūsų smegenyse yra DHR. DHR yra akies tinklainėje ir smegenyse, o EPR labiau su kraujagyslėmis siejama. Ir jeigu, tarkim, žiūrėtume štai šitą rodiklį, protinės veiklos stiprumą, tai čia daugiau įtakos tikrai turi DHR rūgštis negu EPR. Supratau, aišku. Dar Ačiū. kažkas parašė? Justina. Justina, arba anketa neužpildyta, arba kodas ne tas. Giedrė, dar klausimas, o jeigu jinai, pavyzdžiui, geria maisto papildus, man dabar, žinai, jinai geria ir omega, ir visus kitus maisto papildus geria, ir va toks didžiulis omega 3 trūkumas, žinai? Bet geria kažkokius, ar ne, kaip suprantu? Jo, kažkokius. Tai tada aš ką darau tokiais atvejais, tai paklausiu žmogus, koks yra svoris, paskaičiuoju papildo, kuris žinau, kad
koncentracija yra pakankama ir pagal svorį paskaičiuoju, kiek tam žmogui reikia EPR plus DHR. Tiesiog skaičiuką. Ten gal bus... Gali papasakot, va tą skaičiuoklę, man niekada neaišku. 1 kilogramui kiek reikia? Gerai, tarkim, paimam... Taip. Nu, tarkim. Tuoj. Taip, žinau, kas čia yra. Nu, va, tarkim, aš žinau, kaip aš galvoju, man čia dabar. Ai, va, čia galiu piešti, ne? Nežinau, kiek čia matysis, tarkim. Maždaug, tarkim, 2000 miligramų. Nu, ne, čia neišeis taip piešti. Gerai, kitą kartą reikės pagalvoti, kaip šitą padaryti. Mes nematom piešimo tavo. Ai, net nematot, nu tai okei. Nu, žiūrėkit. Tarkim, Matosi skaičius du. tu tekstu gali bandyti rašyti. Žiūrėk, yra T raidelė, tai gal tau bus lengviau negu piešti. Ai, varom to. Okay. Va. Taip, tai tarkim, aš žinau, kad 1 mililitrė, nu, kažkaip čia sunkiai gaunas, yra 106 miligramai EPR plus DHR. Aš gal šitą skaičiavimą parašysiu į chatą, gerai, nes čia man kažkaip sudėtingai gaunasi skaičiuot. Aš skaičiuoju iš esmės taip, aš žinau, kuris papildas yra tikrai geras ir jo koncentracija yra užtenkama. Tai aš paskaičiuoju, kiek mililitrų to papildo žmogui reikėtų vartoti. Tai tarkim 12, ne? Ir aš žinau, kad to papildo 12 mililitrų yra ten 1300 beveik miligramų EPR plus DHR rūgšties. Tai aš tada pagal žmogaus svorį paskaičiuoju, kiek reikia jam ir tada pažiūriu, kiek jo papildė yra. Ir tada išskaičiuoju, kiek jam reikia jo papildo vartoti. Na, dabar suprantu, kad čia šiek tiek chaotiškai skamba. Aš bandysiu aiškiai tada parašyti tiesiog į mūsų grupę ir dėl dozavimų tada, nu, kad būtų aiškiau. O tiesiog 1 kilogramui kiek reikia EPR plus DHR, kad būtų? Ar net nesiskaičiuoja taip kilogramai? Ne visai, tai vis tiek pagal svorį skaičiuojam. Ne tai, kad 1 kilogramui kažkiek, o dabar čia supratau. Nes mūsų papildą, tai kaip, pavyzdžiui, dabar žinoti, jei trūksta daug omega 3, tai kaip man rekomenduoti jai dozę, pavyzdžiui, kaip man nustatyti jai dozę? Nes 12 ml tai yra, basic dozė, tiesiog palaikymo. Koks yra svoris jos? Nu tai svoris, neatsimenu, gal kokį 7. Nu gerai, tai tarkim, jeigu mes 7, čia yra, gerai, tai 7 kart 0,2. Iš 0,2 tu daugini. Jo. Bet jeigu jai jau labai maža, tai gal iš 0,3 reikia dauginti? Ne, tai dabar darom tada taip, 70 dauginam iš 0,2 ir gaunam 14. 14 mililitrų, ar ne? Tai vadinasi, tada 14, paimam 14 ir dauginam iš 1,283 ir gaunam, kokia dozė jai reikalinga yra. O kas yra 1,283? Iš 683, atsiprašau, jau man galvos sukas. 1,283 yra kiek 12 mililitrų, yra 1 mililitrė yra maždaug 680, tai dauginam tada 14 iš 680 ir sužinom, kiek EPR plus DHR jai reikia. Ir tada pažiūrim, kokį papildą jinai vartoja, kiek ten yra EPR ir DHR suma ir suskaičiuojam matematiškai.
Ir dabar dar niuansas, jeigu, tarkim, balansas yra jau labai blogas, tai tada geriau ne didesnę dozę vartoti vienu kartu, o tokią pačią dozę vartoti 2 kartus per dieną. Tai dar profesorius Ambrasaitis minėjo, kad geriau tada yra paskirstyti dienoj ir, tarkim, po pusryčių ir po vakarienės išgerti. Ir tik labai svarbu, kad jeigu ypatingai sportininkė, tai nevartoti prieš sportą. Jo, tą žinau, jo, šitą žinau. Supratau. Ar man atrodo, vienas buvo? Okay. Dabar čia mano ant ekrano, klausykit, pripiešta. Nieko tokio. Gerai, taip. 17 prie 1, o kiti rodikliai kaip ir geltonoj zonai. Gerai, tai iš karto tada važiuoju į apačią. Taip. Su sočiaisiais riebalais viskas tvarkoj, omega 9 puikiai, omega 6 čia labai aukštas rodiklis, ten dar buvo 15 metų mergina, 23 metais buvo pirmas testas 29, o šitas dabar darytas. Tai buvo 29, o dabar 17, nu tai jau pagerėjo. Nu vis tiek šitas rodiklis labai aukštas išlieka, tai klausimas, kaip ten yra su cholesteroliu reikalai. Arachidonų rūgštis irgi yra padidėjusi, tai vėlgi rodo tą uždegimą organizme, nors jis nėra labai ženklus. Bet omega 3 trūkumai yra labai dideli, tai jeigu, tarkim, papildą vartojo, tai klausimas, kiek nuosekliai, ar vartojo po maisto, ar vartojo pakankamą dozę, ar kažką keitė mityboj ir nebūtinai į gerą pusę. Kartais būna, kad žmogus pradeda vartoti papildą ir tada ta mityba pasidaro nebe tokia svarbi. Kartais kaip tik atvirkščiai būna, bet kartais pradedama galvoti, kad, nu, tai papildas viską išspręs. Tai va klausimas. Lyginant su 29, aišku, nematau pilnos ataskaitos, bet rezultatas yra geresnis, bet omega 3 trūkumai dar yra labai labai dideli. Kitas dalykas, jeigu, tarkim, vartoja papildo vienokį variantą, galbūt reikėtų pakeisti į kitokį variantą, kuris yra šiek tiek geriau pasisavinamas, tarkim, ten vandenį tirpus ir panašiai. Tai va su šitokiais dalykais dar irgi galima pabandyti. Taip ir tiek. Gal dar klausimą kokį? Gerai, Justina. Jau kaip ir viskas aišku. Gerai, tai tikiuosi, kad šiek tiek Labai. vis tiek liks įrašas, tai tikrai ką rekomenduoju padaryti? Atsisėsti, skirti porą valandų, peržiūrėti ramiai įrašą tiek profesoriaus Ambrasaičio, tiek galbūt ir mano, ir susikonspektuoti ir išmokti. Nes tikrai yra tokie dalykai, kur yra tik taip ir tik taip. Niekaip ten daug labai nefilosofuoti ir negalvoti, tiesiog išmokti, nes tai yra mūsų darbo dalis. Tai lygiai taip pat, kaip turim kažkokias tai kitus užduotis išmokti, tai ir šitą tyrimą išmokti. Ačiū, Giedrė, labai Ir tau. sveikatą. Geros dienos Dėkui. visiems ir iki kitų kartų. Iki, Giedrė, dėkui. Ir tau.